čia šiandien darysiu tokią eksperimentinį kepybą iš mantygos tešlos. Tai va jau pagulėjo 15 minučių, gal ir daugiau, žiūrėsiu. Na, noriu apvalaus aš tokio dalyko, tą puodą. Tai jį patepiau tik tai aliejum. Nenoriu, kad labai atšiltų, nes noriu, kad dar formuotųsi kažkas. Bet šitą matyt reikės tempti, o gal netgi neatšylo gerai. Va. Tai turbūt ne, turbūt dar reikės laukti. Laikiau plasmasiai, kadangi iškart jinai pradeda džiūti. Tiesiog sugalvoju tokį iškeptą pyragą. Turiu naudotos mėsos, kuri buvo pakepta, troškinta. Tai buvo, na nežinau, ar aš ją taip ištempsiu apvaliai. Labai norėčiau, bet žiūrėsim. Gal dar reikia, kad pašiltų, dedu rankas. Tai bliūdas gana didelis. Arba reikėtų imti keturkampį, turbūt. Na, jūs fantazuokit ten vietoje, ar ne? O galiu dėti aš ir jį. Dabar koks jo dydis bus. Tai va, iš šonus reikia tempti. O, žiūrėkit. Lyg ir nieko. Man reikia iš šonus. Aišku, nebesinčia turbūt tokia gražuolė. Bet tikrai noriu, kad nebūtų per plona, bet būtų plona. Tai tikrai bus sunku čia padaryti. Jie visai apvalė. Jeigu man visai sutruks, tai visas ištekės dalykas, ar ne? Man nagai tai tokie nuo visų dažymų, tai nuo visų menų tai ir nagai tokie. Išklyvot gal reikia. Tiesiog nežinau. Šiaip tai pagaminu neblogai, bet žinot, kai tik tai filmuoju, tai tada taip jau visai nesigauna. Bandykim dar ją praplėsti. Tai atsinešiau žirkles. Nes nemanau, kad aš ją čia iškelsiu tiek iš šonų, nes jos vis tiek nėra daug. O man nesinori, kad jinai suplyštų. Kaip pastebėjote, iš visų mano tų aš mėgstu eksperimentuoti, nebent ten yra pakviesti profesionalai ir jie žino, ką daro tiksliai. O čia, žinot, tai va. Uždedu dangtį, nedangtį patį bliūdą, apkepsiu iš idėjos. Taip, kad, kaip sakau, čia kūrybinis. Periminkit. Tai va, nežinau, ar dėti ten apačioj tą popierių, ar nedėti, ar taip palikti. Tai viskas pasimatys, na, neišeis, kitą kartą darysim kitaip, ar ne? Nededu nieko. O, čia va negerai. Čia skylės, o čia per daug. Nu, norint padaryti tvarkingai, tai reikėtų, ne, nupjauti tos kraštus arba palikti tiesiog nežinau. Napjausiu. Man svarbu, kad nebūtų, taip suprantu, pagal technikas, kad nebūtų ten apačioj skylių. Tai va, čia yra troškinta mėsa. Tai aš ją ir noriu padaryti tą pyragą, nes niekas jau daugiau nebevalgysim ir tiesiog jau reikia kažką iš jos daryti.
Ir galvoju, pabandysiu. Tai jinai turi ir padažą ten, ir visko. Tik svogūnų dar įdėjau šviežių. Tai kaip sakiau, įdėjau tik svogūnų šviežių. Ir viskas. Tai matau, kad čia viskas susidedu. Gana didelis, jinai įkepta. Reiškia, mums tik reikia, kad tešla iškeptų. O daugiau tai čia, tai pirštais, aišku. Mėgsta valgys, kad liestumėm pirštais. Gerai. Pasidariau plaktą kiaušinį, aišku. Šitos bandysim sudėlioti gal ant viršaus. Geriau eisis. Neformuoti pačioj, nelabai čia kas man gaunasi. Mantytė tikrai man labai patinka. Vietoj to, kad čia vargtum ir maišytum tas visas košes, tai gali susitvarkyti su tais. Nu, bandysiu dar. Nelabai mėgstu kočėlo. Tai matom, kur išplonėja labai ir kur labai stora. Tai va mano tokia idėja. Tai ką dabar darysi su tos sudėjau? Na, jeigu atsiknos, tai atsiknos, nu tai dieve. Čia nesmegenų operacija, ar ne? Va ten tai jau būtų problema. Čia tas birvimas tai nuo mano šieno orkaitės. Tai taip atrodo visas tas reikalas. O dabar taigi šitą tai neišmesim, ne? Ką iš jų galim sukurti? Karpysim. Tai todėl, kad vėl kažkoks darysim abstraktą, ne? Ištepam pakraščius, čia kiaušinis plaktas ir yra kalendros sėklų. Kažkaip tai čia jos dygo, peraugo. Tai aš jas taip sudėjau ir viskas tiesiog. Gal truputį kvapo. Ten viduje yra žalios kalendros. Tai čia toks reikalas. Ką dabar su tais darysiu? Aišku, klijuojam kažkur tai. O gal nesiklijuos dabar prie kiaušinio. Juk neišmesim, ar ne? Žiūrėkim, kas gausis. Viršą reikės prapjauti, todėl aš ten nieko nededu kol kas, nes turi šitą drėgmę. Gal nereikėjo tą kiaušinį, jis nelemta dabar. Šiaip tai turėtų, ar ne? Na, čia darau tokį, kad sudėti tos. Nes ta tešla jų tikrai man tygo skani. Ir čia nebus per daug, kadangi ten daug tešlos, mėsos. Abstraktas. Nu, kur atsiklijuos, tai atsiklijuos, nu kas tai. Aišku, reikia mums prapjauti. Kad išeitų tie visi garai, nes kitaip jisai visa supliukš. Atsiprašau už tos visus padėjavimus, tai turbūt jūs geriau jausitės, jeigu neturit tokių problemų, tai tikiuosi, kad pagyvins jūsų dieną.
Nors žinau, kad ne visi linkit kitiem blogo. Tai va, dabar orkaitė mano kaista, tai išdėsiu 180. O gal 160 reikia, bet noriu, kad paraduotų, o paskui žiūrėsiu. O kiek kept, tai žiūrėsim jau vietoj. Oi, čia, ne čia. Tai va, ieškoju juodųjų sezamų. Man jie labai gražu ir labai skanu. Apuoškim. Jau kas gausis, tai gausis. Tikėkimės, kažkas vis tiek išeis. Tikrai jas mėgsta. Va. Atrodo kaip pagoninis pyragas, ar ne? Bet tai yra mėsos pyragas. Sprandinės, traškintas sprandinės pyragas. Mantigo tešloje. Čia kaip yra, bet truputį užmetu. Nors gal nereikėtų, bet užmetu. Tai atrodo viskas, tai dabar kepsim 180 laipsnių orkaitėje su fenu. Noriu karštesnio, kad gal greičiau viskas vyks. Ir žiūrėsiu laiką, tada parašysiu, bet maždaug 45 minutės galbūt žiūrėsim kaip tai tešla, nes mėsa tai yra kepta. Reiškia, mums reikia, kad viskas iškiltų ir susitvarkytų. O, viskas, sanos godas su kelionėm. Nerizikuosim. Opa. O, vau, fantastika. Išsikėlė. Iškėliau iš bliūdo. Bet čia koks karštas. Tai va, pyragas.